Pareigūno vairuojamam automobiliui pėsčiųjų perėjoje įsirėžus į keliu einančius moksleivius žuvo 20-mečiai, dar vienas sunkiai sužalotas. Vis dar ieškomas iš įvykio vietos pabėgęs vairuotojas. Nelaimė šalia Skodo esančiame Aleksandrijos kaimelė įvyko popietę. Dideliu greičiu skriejęs automobilis BMW įsirėžė į perėją ėjusių vaikų būrelį. Vietoje žuvo 2 vaikai, dar vienas moksleivis sunkiai sužalotas gydomas reanimacijoje. Įtariama, kad automobilį vairavo 27 Skuodo rajono policininkas. Vaikus partrenkęs vairuotojas paspruko iš įvykio vietos. Ar jis buvo blaivus, nežinoma. Šiuo metu policija tęsia jo paiešką. Mes ieškom to pareigūno mūsų, kuris su tą mašiną važiuoja. To automobilį lenktyniavo, vienas su kitų blinių greičių, ir būtent į tą antrąją automobilį šalia buvusiai persėdo, ir kaltininkas jį pasišalino. Mūsų matyt nevažiuojama, supratom, nes ten jisai pasidengia, kur ten dar. Iš mokyklos ėjo 10-mečiai ir Aleksandrijos kaimelio gyventojai. Dėl avarijos pradėtas ikiteisminis tyrimas. Skuodo rajone Aleksandrijoje, kaip įtariama, vietos policininkas partrenkė 3 penktokus. 2 berniukai mirė vietoje, 3 ištiko koma. Avarijos kaltininkas iš įvykio vietos pabėgo. Labas vakaras. Skuodo rajone Aleksandrijos kaime prie mokyklos automobilis partrenkė 3 berniukus, penktokus. 2 iš jų mirė iš karto. 3 komos būklės išvežtas į Klaipėdos ligoninę. Avarijos kaltininkas, įtariama policininkas, kartu su važiavusiais keleiviais iš įvykio vietos pabėgo. Apie tragišką avariją Ramunė Banzienė. Skuodo greitosios medikai sako, 2 berniukams padėti nebegalėjo, tik konstatavę mirtį. 3 sunkiai sužeista išgabeno į Skuodo ligoninę. Anot medikų jis ištiktas komos. Iš Skuodo reanimacijos vaikas skubiai pervežtas į Klaipėdos vaikų ligoninę. Anot greitosios darbuotojų avarijos vietoje prie mokyklos buvusi tokia sumaištis, kad vieną iš žuvusiųjų šoko ištikti tėvai patys atvežė į ligoninę. Vaikus partrenkęs automobilis liko įvykio vietoje, nes atsitrenkė į stulpą. Tačiau avarijos kaltininkas anot liudytojų su BMW buvusiais keleiviais pabėgo. Kompanija esą įsėdo ir nuvažiavo kitą mašiną. Policijos atstovai sako, kad avarijos vietoje likęs BMW priklauso Skuodo rajono tarybos nariai Aldonai Paulikeniai. Esą kartais automobiliu važiuodavo ir jos vyras, Skuodo savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Aloizas Paulikas. Tačiau dažniausiai mašiną vairuodavo sūnus, policijos patrulis Saulius Paulikas. Po avarijos pareigūnams jo nepavyksta rasti. Įtariama, kad vaikų gyvybės nusinešusiu automobiliu Paulikas važiavo su keliais kolegomis. Liudytojų teigimu prieš avariją kompanija pietavo vienoje kaimo kavinių ir gėrė degtinę. Ramunė Banzienė, Marius Jokubavičius, LNK žinios.